iš kur tas poreikis yra soloprenerystės? Manau, kad vienas iš veiksnių yra, kad mes dabar gyvenam aplinkoj, kuri labai labai spaudžia ir labai išorinis spaudimas, kas yra teisinga, kaip reikia rinktis, ką tu darai negerai, jis yra toks didelis, kad labai didėja laisvo laiko kultūros svarba. Iki apšvietos amžiaus Europoje nuo Aristotelio laikų buvo laisvo laiko kultūra, kai žmogus savo gyvenimą dalindavo į dvi dalis. Tai yra išoriniai įsipareigojimai ir mano vidinis gyvenimas, mano visos veiklos, kurie mane stiprina iš vidaus kaip individą, ne kaip sociumo veikėją. Ir laisvo laiko metu žmogus šviesdavosi, įdomius darbus darydavo. Ir man atrodo, kad dabar dalis žmonių renkasi soloprenerystės kaip laisvo laiko kultūros dalį, nes per tai jie jaučiasi žmogumi ir jie turi laisvę daryti kaip nori, ką nori. Nes jeigu tu pradedi kurti verslą kaip struktūrą, iš karto įsijungia visi veiksniai, kurie sako, koks turi būti geras verslas. Ir čia, mano manymu, žmogus labai turi savyje atskirti. Tai vis dėlto jis yra verslininkas, kur jam labai įdomu dinamika, kaip viskas darosi ir kad tai plėstųsi, kad tai augtų. Ir tame eina energija ir jis jaučia malonumą. Jis net klausimą neužduoda jam, tai patinka, nepatinka, jis tiesiog tame yra. Ir ar žmogus vis dėlto kaip naują amatą bando soloprenerystę ir tai greičiausiai yra laisvo laiko kultūros išraiška, kuriuo metu jis atstato save, gaivina save, jam tai yra malonu, įdomu, jis tai vadina hobi. Ir man tai lengva labai yra kalbėti, aš savo veiklose labai aiškiai susidėlioju kontekstus, kur aš esu verslininkė, tai yra vieni kriterijai, viena strategija, kur aš esu beveik soloprenerė. Ir ten yra visai kiti kriterijai. Tai mano manymu, pirmiausia, žmogus, kuris jaučiasi esantis kaip organizacija, savo turėtų užduoti klausimą. Tai jis į verslą, nes jeigu į verslą, tai yra natūralus poreikis, kad pamažu aplink jį rastųsi kiti žmonės. O jeigu tai yra amatas, tai pažiūrėti, tai yra mano laisvas laikas. Ir tada nebėra svarbu pinigų daugiau, pinigų mažiau, man tai yra malonu.